Šiandien žiniose Nausėda siūlo finansuoti gynybą iš Lietuvos valiutos atsargų. Trumpas pavedė pasiuntiniui karą Ukrainoje užbaigti per 100 dienų. Savivaldybių bendruomenėms stiprinti centrinę valdžią šiemet skyrė per 2 milijonus eurų, bet ar yra šansų gauti finansavimą tokioms aktyvioms bendruomenėms kaip Kauno šančių? Heraldikos komisija sako, kad vytis ne tik lietuvių, bet ir visų LDK gyvenusių tautų herbas. Vėl brangsta degalai, ar ir toliau brangs? Dar sparčiau nei pernai šiemet kils ir maisto kainos, kas brangs labiausiai. 17-mečių potencialių karo prievolininkų sveikata bus tikrinama elektroniniu būdu. Sprogusiame daugiabutyje Vilniuje pradedamos tvarkyti konstrukcijos. Kaune fotografijų paroda skirta ukrainiečių protestams Paryžiuje. Ir ar suimtas teisėja Kauno apylinkės teisme užpuolęs vyras. Aiškėja, iš kur Lietuva gaus pinigų gynybos finansavimui. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo tam naudoti valstybės valiutos atsargas. Tai jis pareiškė interviu BNS agentūrai. Daugiau kaip 7 milijardų eurų siekiančios Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos yra kaupiamos užsienyje. Beveik pusė šių lėšų yra skolos vertybiniai popieriai. Šitie pinigai taip pat galėtų būti panaudoti ir susėti su mūsų nacionalinės divizijos formavimu. Ir čia galbūt reikėtų ieškoti ne taip primityviai suvokti, kad dabar centrinis bankas pirktų tankus ir nuomotų jos mūsų kariuomeniai. Bet supraskime vieną dalyką. Šitie pinigai, arba kaip rodo mūsų istorijos patirtis, ją tenka po to dažnai naudoti ir egzilyje egzistuojančiai vyriausybei išlaikyti. Tai man nesinorėtų, kad reikėtų finansuoti egzilyje esančios vyriausybės išlaikymui, o kad tie pinigai būtų panaudojami taip, kad egzilyje vyriausybės niekada taip ir nebūtų. Valstybės gynimo taryba praėjusią savaitę įtvirtino tikslą 2026-30 metais krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendrojo vidaus produkto, kad iki tol kariuomenėje būtų išvystyta divizija. Pasak Nausėdos, divizijai reikia apie 12-13 milijardų eurų papildomų lėšų. Mes turime labai konkrečius skaičius ir jums nepaslaptis, kad 2023 metais priėmėme sprendimą dėl nacionalinės divizijos kūrimo. Įvertinę visus pridėtinius kaštus, kurie yra susiję su šiuo ambicingu tikslu, mes iš tikrųjų paskaičiavome ir nustatome sumą 12-13 milijardų eurų per 4 metus iki 30 metų ir perkelus šituos absoliučius dydžius, išvertus juos į procentinę kalbą, tai reiškia, kad per šį laikotarpį turėtume pasiekti maždaug 5,5% vidutinį BVP gynybos išlaidų finansavimo lygį. Taip tai sutapo su tais skaičiais, kurios ponas Trumpas jau yra minėjęs, 5% NATO šalim ir panašiai. Bet, pirmiausia, aš vis dėlto sakyčiau taip, tai yra susijęs su mūsų siekiu nacionalinę diviziją sukurti ne popieriuje, ne galvose, o realiai. Šiuo atveju turbūt mes neturėtume užsižaisti dabar 5,5, nes pats svarbiausias rodiklis yra 12 milijardų eurų, nes tankus mes pirksime ne už 5,5%, mes pirksime už labai konkrečius pinigus, kurie išreiškiami eurais ir centais. Jis taip pat siūlo šiuos pinigus surinkti skatinant ekonomikos augimą. Mes matome tikrai nemažai šaltinių, kuomet nekarpydami kažkokias socialinės išlaidas arba ten didindami mokesčių tarifus mes mėgintume generuoti tuos pinigus. Mes turime tikrai daug rezervų, kuriuos galime nukreipti pirmiausia į ekonomikos augimą, o per ekonomikos augimą ir į gynybos pramonę. Konkrečiai. Pasak Nausėdos, tai būtų įmanoma padaryti per Nacionalinį plėtros banką, iltę investicijoms panaudojant gyventojų bankuose laikomus indėlius, raginant pensijų fondus investuoti Lietuvoje, taip pat mažinant pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pavedė savo specialiajam pasiuntiniui Ukrainai ir Rusijai atsargos generolui leitenantui Kitui Kellogui karą Ukrainoje užbaigti per 100 dienų. Apie tai pranešė JAV laikraštis The Wall Street Journal. Leidinys rašo, kad Kellogas turi planą, kaip užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, bet derybos kontroliuos pats prezidentas.
Trumpas, kuris savo antrą kadenciją JAV prezidento poste pradėjo sausio 20-ąją, per rinkimų kampaniją kalbėjo, kad atėjęs į valdžią beveik 3 metus trunkantį karą užbaigs per 24 valandas. Dėl to Kijeve buvo nuogąstaujama, kad Trumpas gali raginti nusileisti Maskvai ir atiduoti Putinui dalį teritorijos. Bendruomenių projektams šiems metams Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 2 180 000 eurų. Bendruomeninių organizacijų stiprinimo priemonėje dalyvauja visos 60 savivaldybių, iš jų 24 dalyvauja bendruomenių stiprinimo bandomajame modelyje. Skelbiama, kad už projektams skirtas lėšas bendruomeninės organizacijos gali vykdyti socialinę veiklą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pavyzdžiui, senjorams, asmenims su negale, vyresnio amžiaus ir vienišiems žmonėms, įtraukti į bendruomenę grįžtančius iš emigracijos piliečius arba atvykstančius užsieniečius, ugdyti bendruomenės narių pilietiškumą, kurti ir vystyti socialinį verslą. Siekiant didesnio bendruomenės narių sutelktumo finansuojami bendruomenės vaikų ir jaunimo laisvalaikio užsiėmimai, stovyklos, renginiai, kitos veiklos skatinančios asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą. Taip pat remiama ir bendruomenės narių kultūrinė, švietėjiška, sporto ir sveikatinimo veikla, įvairios akcijos ir iniciatyvos skirtos viešosioms erdvėms ir aplinkos kokybei gerinti. Deklaruojama, kad siekiant tolygesnio lėšų paskirstimo miestų ir kaimiškose teritorijose, kad visos savivaldybėse veikiančios bendruomeninės organizacijos turėtų vienodas galimybės pretenduoti į projektų finansavimą, savivaldybėms leidžiama pačioms pasirinkti, kaip organizuoti konkursus seniūnijos ar savivaldybės lygių. Visa tai skamba gal ir gražiai, tikra pasaka, gėris ir gerovė, ypač ant popierių. Bet realybė dėja visiškai kitokia. Iš tiesų projektai vis labiau formalizuojami ir biurokratizuojami, o kai valstybiniai klerkai finansavimo klausimus patiki vietos valdžiai ir klerkams, savanaudiškos valdžios buldozerius bandančioms stabdyti bendruomenėms, gauti tą finansavimą tampa išvis neįmanoma. Turbūt kaip tik todėl viena iš nedaugelio iš tikrųjų nebejotinai aktyviai ir efektyviai mūsų šalyje veikiančiai Kauno Žemųjų Šančių bendruomeniai, sulaukusiai net tarptautinio pripažinimo, remiantis visais šiais biurokratų išvedžiojimais, finansavimas pernai buvo išvis nutrauktas. Vienos iš Šančių bendruomenės lyderių komentaras apie tai žinių pabaigoje. Kai kuriems politikams užprotestavus, kad Baltarusijos opozicijos pasų maketose vaizduojamas raitelis ant žirgo primena vytį, Lietuvos heraldikos komisija pareiškė, jog šis simbolis yra ne tik lietuvų, bet visų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių gyventojų, čia gyvenusių tautų herbas. Tiek Lietuvoje vyčių, tiek Baltarusijoje pahone vadinami raitelio ant žirgo simboliai yra kildinami iš to paties LDK laikais naudoto herbo. Ginkluotas raitelis arba vytis yra vienas seniausių valstybių herbų Europoje, o jo kilmė slypi Lietuvos kunigaikščių portretiniuose atspauduose. Baltarusiškų pasų maketų socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę paskelbė Svetlana Cichanauskaja. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje kyla diskusijos dėl Baltarusijos opozicijos rengiamų pasų. Praėjusių metų pradžioje paviešintose dokumento maketo nuotraukose buvo neteisingai pavaizduota Lietuvos ir Baltarusijos siena. Tuomet Baltarusijos opozicija tai įvertino kaip techninę klaidą ir pažadėjo ją ištaisyti. Heraldikos komisiją dekretu sudaro prezidentas ir ši jam yra atskaitinga. Ji teikia šalies vadovui išvadas ir pasiūlymus dėl parengtų etalonų tvirtinimo, juos aprobuoja ir derina heraldinius projektus. Šalyje nuo sausio padidėjus kuro akcizams ir dizelinui pabrangus 14%, o benzinui 7,5%, prognozuojamas tolesnis kuro kainų augimas, praneša kainą stebintis portalas Pricer.lt. Degalų kaina už litrą šalyje jau perkopė €1,5. Neigiamą įtaką kuro kainoms daro ir naftos kainų kilimo tendencija, o prie to prisideda ir dolerio stiprėjimas. Dizelinas sausį palyginti su gruodžiu brango vidutiniškai 20 centų, o per metus 11 centų iki vidutiniškai €63 centų už litrą. Tuo metu A95 benzinas per mėnesį brango 10 centų, per metus 8,5 cento iki vidutiniškai €49 centų už litrą ir daugiau. Lenkijoje ir dizelinas ir benzinas šiuo metu yra pigesni. Dėl brangstančių žaliavų šiemet ir kitąmet maisto produktų kainos kils sparčiau negu pernai, sako Lietuvos bankas. Žemės ūkio ministerija prognozuoja, kad maisto kaina šiemet augs apie 1–2 procentus. Daugiausiai įtakos bendram kainų augimui turės kai kurių pieno produktų, pieno, sviesto, sūrio, taip pat kiaušinių brangimas. Manoma, kad pienas ir jo produktai ir toliau gali brangti dėl sulėtėjusios žalio pieno gamybos ir jo ribotos pasiūlos bei padidėjusio šių produktų vartojimo.
Tačiau neturėtų brangti kiauliena ir grūdų produktai, nes kiaulių ir grūdų supirkimo kainos išlieka stabilios. Žemės ūkio duomenų centro duomenimis maisto kainos 2024-aisiais palyginti su 2020 metais išaugo net 50%. Skaičiuojama, kad kainos vartotojams šiuo metu palyginti su 2020 metais padidėjusios daugiau negu prekybininkų sąnaudos, tačiau šis atotrūkis mažėja. Krašto apsaugos ministerija siūlo nuo šių metų visų 17 metų sulaukusių jaunuolių pirminę sveikatos patikrą atlikti elektroniniu būdu, naudojantis nekarinių sveikatos priežiūros įstaigų turimą ir pačių asmenų pateiktą informaciją. Taip siekiama mažinti administracinę naštą rengiantis karo prievolininkų sąrašų sudarimui. Ministerijos teigimu siūlomas sveikatos patikrinimo modelis leis atrinkti asmenis, kurie nėra tinkami privalomai karo tarnybai ir jų atžvilgių nebevykdyti šaukimo procedūrų. Šie pakeitimai yra pasiruošimo būsimai karo prievolės pertvarkai dalis, reforma įsigalios kitąmet. 2026 metais į karo prievolininkų sąrašus bus įtraukti visi jaunuoliai, kurie einamojo šaukimo metais baigs mokyklą ir sulauks ar bus sulaukę 18 metų, taip pat mokyklą baigę jaunuoliai iki 22 metų. Be to, nuo kitų metų tarnyba nebebus atidedama studentams, į aukštąją mokyklą įstojusiems po jų įtraukimo į prievolininkų sąrašą. Pradedami Vilniuje Dzūkų gatvėje sprogusio daugiabučio atstatymo darbai. Pradedamos tvarkyti konstrukcijos. Sprogimo bangos pažeistas bendrasias konstrukcijas, sienas ir perdangas tikimasi atstatyti iki kovo pabaigos. Darbų vertė beveik 90 000 eurų su PVM. Pagal teisės aktus namo sienos ir perdangos priskiriamos bendrojo naudojimo konstrukcijoms, todėl už jų atstatymą ar remontą patiriamos išlaidos turėtų tekti daugiabučio savininkams, proporcingai butų plotui. Beveik pusė name esančių butų yra apdrausti, priklausomai nuo turimų sutarčių su draudimo bendrovėmis, jos turėtų padengti už atstatymo darbų šiems butams tenkančias išlaidas. Kitų butų savininkams savivaldybė dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos gali suteikti vienkartinės išmokas. Sprogimas Naujininkuose nugriaudėjo sausio 3 dieną. Manoma, kad sprogo dujos 5. aukšte esančiame bute. Jame buvęs neblaivus vyras išvežtas į ligoninę. Po kelių dienų sutvirtinus pastato konstrukcijas į namus leista grįžti daugumai gyventojų. Tačiau 3 butų gyventojai namo galės grįžti tik po visiško konstrukcijų atstatymo. Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingų būdų sprogusiame bute gyvenusiam 32 metų vyrui buvo pateikti įtarimai. Jis buvo suimtas, o sekmadienį kalėjime rastas negyvas. Vytauto didžiojo karo muziejuje vyksta prancūzijos fotomenininko Philippe Lecourtier fotografijų paroda Razom. 2022 metais prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, milijonai ukrainiečių tapo karo pabėgėliais. Prancūzijoje šiuo metu gyvena apie 100 000 karo pabėgėlių. Ukrainiečiai aktyviai organizuoja protestus, siekdami atkreipti dėmesį į Rusijos karo nusikaltimus. Prancūzas fotografas dokumentavo šiuos renginius fiksuodamas emocijas ir išreikšdamas solidarumą su ukrainiečiais. Šiais metais vyko Lietuvos kultūros sezonas Prancūzijoje ir mes kaip Lietuvos Prancūzijos asociacijos nariai pamanėme, kad būtų labai gražu, jeigu kažkokie Prancūzijos kultūros atspindžiai būtų eksponuojami ir Lietuvoje. Žinoma, prancūzijos fotografo Philippe Lecourtier paroda skirta Ukrainai. Fotografas Filipas yra labai aktyvus šitos akcijos palaikytojas, akcijos kovoje už Ukrainą, už Ukrainos laisvę. Prancūzijoje beveik kas savaitgalį vyksta palaikymo akcijos Ukrainos. Ten dalyvauja žmonės paryžiečiai, ukrainiečiai, kurie šiuo metu gyvena Paryžiuje arba kitose Prancūzijos vietose. It all started in February 2022 when I was in Paris. Viskas prasidėjo 2022 metų vasarį. Jaučiau, kad vyksta kažkas ypatingo. Iš pradžių nežinau, ką daryti, tačiau mane domino tai, ką daro ukrainiečiai, kaip jie organizuojasi. Tuo metu į Prancūziją pradėjo plūsti pabėgėlių srautas. Išgirdau apie mitingus, kurie vyksta Paryžiuje 2 kartus per savaitę, tad pradėjau lankytis tuose mitinguose ir fotografuoti. Fotografavimas tapo ne tik įvykių fiksavimu, bet ir palaikymo būdu, buvimu kartu su ukrainiečiais. And also making these photos because I felt that there was something to catch. Ukrainians are very good at communicating, so they kind of organize the rallies.
Jie puikiai moko komunikuoti ir organizuotis. Mitingų priešakyje būna žinomi žmonės su vėliavomis ir ryškiomis spalvomis, todėl iškart į tai atkreipi dėmesį ir imi fotografuoti. Tačiau po kurio laiko pajutau, kad turiu užfiksuoti ir kitus žmonės, kurie yra šiek tiek toliau nuo priešakinės eilės. Ponas Filipas visas šitas akcijas fotografuoja ir kaupia tarsi tokį dokumentinį metraštį. Tai yra tam tikra, sakykime, labai emocionali, labai svarbi, labai paveiki palaikymo akcija. Ten yra jauna moteris, kuri laiko lentelę su užrašu "Nustokite mus prievartauti". Tai buvo iškart po nusikaltimų Bučoje atskleidimo, kai ėmėme girdėti liudijimus tų nedaugelio žmonių, kurie išgyveno ir tai patyrė. Tad kyla didelis susijaudinimas, matant tas jaunas moteris, kurios taip pat galėjo būti karo aukomis. Prancūzijos fotomenininko Philippe Lecoultier fotografijų paroda Razom Vytauto didžiojo karo muziejuje Kaune veiks iki vasario 16 dienos. Išpuolių prieš Kauno apylinkės teismo teisėjai įtariamam vyrui skirtas 2 mėnesių suėmimas, tiek kiek ir prašė prokurorė. Siekiant, kad sprendimas dėl kardomosios priemonės būtų nešališkas, jį priėmė Alytaus apylinkės teismas. Incidentas įvyko praėjusią savaitę. Teisėjai skelbiant nutartį, kurią atmestas kitoje byloje, fizinio skausmo sukėlimu ar nežymių sveikatos sutrikdymų kaltinamo Vilmanto Juodelės prašymas dėl laikino asmens dokumento grąžinimo. Vyras į nutartį reagavo agresyviai, metė 3 kėdes į teisėją, o kai jį pagalbos mygtuku iškvietė policiją ir su sekretore bandė išeiti iš posėdžių salės, chuliganas pasivijo teisėją ir smogė jai kumščiu. Dabar jam iškelta nauja byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir nepagarbos teismui. Teisingumo ministras Rimantas Mockus po šio įvykio pavedė darbo grupėje iš Nacionalinės teismų administracijos, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų atstovų parengti teismų apsaugos planą. Pirmų darbo grupės vertinimų ministras teigia laukiantis šios savaitės pabaigoje. Projektai skirti bendruomeninių organizacijų stiprinimui, kurios finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, yra tas šaltinis, kurio rėmėsi šančių bendruomenė daugelį metų. Ir tai buvo bene vienintelis finansavimo šaltinis, kuris tikrai užtikrino kasmetinį mūsų gyvybės palaikymą ir tikrai svarbių projektų įgyvendinimą. Deja, praėję metai buvo pirmieji metai, kuomet šančių bendruomenė teikusi projektą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai negavo finansavimo bendruomenės veiklai. Tai mus tikrai nustebino ir tuo pačiu parodė, kad matyt vis dėlto keičiasi ir šio projekto kultūra ir įsiveda žymiai daugiau biurokratijos, įsiveda žymiai kritiškesni arba atvirkščiai, gal sakykime, abejonių daugiau keliantis vertinimo kriterijai. Mes matome, kad projektai, kurie kelia tam tikras aštrias problemas, tiesiog tampa outsideriais. Ir žinia, kad šančių bendruomenė yra ta bendruomenė, kuri nuolat kelia kritinius klausimus ir visais savo projektais iš tiesų siekia ne ko kito, o pilietinės bendruomenės stiprinimo. Todėl, žinoma, tie projektai taip pat yra kritiški ir inovatyvūs ir jų raiškos būdai dažnai yra nesuprantami vertintojams. Tai galima manyti iš praėjusių metų vertinimo, kai mes negavome finansavimo, o projektas buvo apie Šančių rajono gyventojų įtraukimą į rajono urbanistinės plėtros sprendimo klausimus. Mes kalbame ne apie bendruomenės pramogas, mes nekalbame apie tai, kad bendruomenės gali bendrauti, džiaugtis, linksmintis, bet mes kalbame apie kritinę kūrybą, apie tai, kad mes patys esame atsakingi už savo aplinką ir savo projektus siekiame viešoje erdvėje sukurti visiškai unikalų patirties lauką, kuriame mes galėtumėm įtraukti gyventojus į pasidalinimą apie savo urbanistinės aplinkos viziją. Ir šis projektas įtraukė ir didelę ekspoziciją apie mūsų jau nuveiktus darbus, kaip reikėtų vystyti rajono veidą, apie tai, kaip žmonės gali įsitraukti į tvarios aplinkos kūrimą, apie taip pat mūsų bendruomenės 3 metus organizuoto projekto Genijus Loci rezultatus.
Ir mes esame žinoma bendruomenė gavusi naujojo Europinio Bauhauso apdovanojimą būtent už tai, kad sukūrėme įrankius, kuriais naudojomės ir sukūrėme šančių urbanistinę viziją. Tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vertindama mūsų projektą, suabejojo mūsų kompetenciją visų pirma, gebėjimų organizuoti tokio pobūdžio renginį, tokio pobūdžio procesą ir taip pat suabejojo ir bendruomenės įtraukimo rezultatais. Kai tuo tarpu mes vystydami europinį projektą įtraukėme virš 2000 žmonių, kurie iš tiesų pareiškė norą savanoriškai dalyvauti kūrimo procese, kuriant savo rajono urbanistinę aplinką. Ką tai rodo? Tai rodo, kad projektai, kurie buvo finansuoti, tai jie iš tiesų dažniausiai yra aiškiai suprantami plačiai visuomeniai, tai yra projektai, kurie nekelia didelių problemų. Jie žinoma stiprina tarpusavio santykius, dažniausiai yra finansuojamos ir dažniausiai yra finansuojamos ekskursijos į kitas bendruomenės, ekskursijos į kitas vietas. Labai mielai yra suteikiamas finansavimas aptarnaujančiam personalui, tokiam kaip vairuotojai, autobuso nuomos. Žymiai sunkiau yra, kai finansavimo prašoma yra bendruomenės nariams už įsitraukimą į veiklas, už veiklų organizavimą, už vadovavimą projektų, už projekto finansinį darbą. Tai visuomet susidurėme su tuo, kad bent jau Kauno savivaldybė stengiasi šitą procesą kontroliuoti ir netgi su tokiom labai griežtom nuorodom, kaip finansinis mūsų biudžetas turėtų būti skirstomas. Dėl to kasmet turėdavau tokių probleminių susidūrimų su Kauno savivaldybės administracija, stengdamasi įrodyti jiems, kad sutarties sąlygos neįgalioja mūsų klausyti Kauno savivaldybės administracijos ir perskirstyti po to biudžetą pagal jų pageidavimus. Tai rodo, kad iš tiesų vis dėlto tiek Kauno savivaldybėje, tiek galimai ir Socialinės apsaugos darbo ministerijoje požiūris į bendruomenės vis dar yra nelygiavertiškas, ne kaip į partnerius, o kaip į tuos, kuriuos reikia prižiūrėti, kurie nežino, ką daro ir yra labiau išmanančių žmonių, kurie gali nurodyti, kaip turėtų vykti projektas. Taigi, dar kartą apibendrinant, noriu pasakyti, kad pirmą kartą per 10 šančių bendruomenės gyvenimo metų mūsų bendruomenė negavo jokio finansavimo nei nacionaliniu lygmeniu, nei vietos lygmeniu. Ir bendruomenė, kuri Lietuvoje yra turbūt tikrai žinoma visai neblogai, bendruomenė, kuri yra viena aktyviausių bendruomenių Kauno mieste, šiais metais yra likusi be jokio finansavimo iš išorės. Ketvirtadienio dieną vakarinėme šalies pakraštyje kai kur nedideli krituliai. Vėjas pietų pietryčių, naktį 4–9 metrų per sekundę. Dieną 8–13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Dieną 0–4 laipsniai šilumos. Rygoje ir Taline naktį apie 0, dieną porą laipsnių šilčiau, kritulių nenumatoma. Panašiai ir Kyjive. Varšuvoje ketvirtadienio naktį pašals, paryčiais galimas plikledis, dieną termometro stulpeliai pakils iki +3.